Šiandien kartu aiškinkimės, kalbėkime apie tai, kas kiekvienam iš mūsų greičiausiai yra labai svarbu, kas prailgina mūsų dienas, prideda gyvenimo metų ir suteikia ramybės. Ir kas yra įdomiausia ir svarbiausia, kad būtent tai yra be galo svarbu mūsų viešpačiai, mūsų Dievui. Jis nori, kad mūsų gyvenimo metai būtų ilgi, kad mūsų gyvenimo metų dienos būtų pripildytos jėgos, sveikatos, išminties, visokio gėrio. Pats kūrėjas, kuris sukūrė žemę ir dangų, kuris yra mūsų tėvas, to nori, to trokšta. Jis ne tai, kad to nori, jis tą mums paliko kaip pažadus, kaip paveldėjimą, kurį mes turime pasiimti gyvendami žemėje. Jau nekalbat, kad amžinybėje mes būsim kartu su viešpačiu. Tai tai yra kas čia žemėje prailgina mūsų dienas ir prideda gyvenimo metų, suteikia mums ramybės. O ramybė tai yra absoliuti sveikata, santykių sveikata pirmoje eilėje. Finansinė sveikata, mums nieko turi netrūkti, mes turime būti patenkinti viskuo ir dalinti su kitais. Mes turime turėti be galo gerus santykius, gyventi ramybei, užtikrintume ir dalintis su kitais, tuo savo gyvenimu. Ir svarbiausia, apie tai labai aiškiai sako 3 patarlė, aš pacituosiu. Sako, mano sūnau, nepamiršk mano žodžių, tavo širdis tegu saugo mano žodžius. Dar kartą pakartosiu. Sako, mano sūnau, nepamiršk mano žodžių, tavo širdis tegu saugo mano žodžius. Jie, vadinasi kas? Dievo žodžiai, sako viešpats, prailgina tavo dienas, prideda tau gyvenimo metų ir suteikia ramybės. Ir aiškiau pasakyti jau nebegalima, kaip yra čia pasakyta. Ir tas eina nuolat ir kitose rašto vietose. Bet kaip šiandien man nepamiršti Dievo žodžių? Kaip nepamiršti Dievo žodžių? O taigi taip, kad aš turiu juos mąstyti. Aš turiu būti kontakte, nuolatiniam bendravime su viešpačiu. Jeigu aš prisimenu, esu įsitvirtinęs tiesoj, kad Dievas yra mano geras ganytojas, kad jis yra mano uola, mano aprūpintojas, jis apjuosia mane savo jėga ir daro mano kelią tobulą. Čia dabar cituoju iš kitų rašto vietų, tai reiškia, ką viešpats sako dėtis man į širdį. Aiškiai sako, nepamiršk mano žodžių. Vienas dalykas, nepamiršk ir sako, kur jie kad būtų. Tebūna jie tavo širdyje. Tavo širdyje. Vadinasi, mūsų žmonių širdise tai kad būtų. Vadinasi, mes žmonės turim būti įsišaknyję tame Dievo pažinime, suvokime, tvirtai stovėti viešpatyje, suvokiant, kas bebūtų, per kokį išbandymo etapą eitume. Nes taip ir būna mūsų gyvenimuose. Yra slėniai išbandymų, aplinkybių įvairiausių. Bet šitose aplinkybėse, kai aš gyvenu, ar aš prisimenu, kad man viešpats sako, ką, te nebūkštauja tavo širdis, te neišsigąsta. Pasitikėk viešpačiu, pasitikėk manim, Dievas sako. Tai reiškia, ar tai yra man absoliuti tiesa? Tai ir sakau, tegu būna kiekvienam šito kanalo klausytojai, Dievo televizijos kanalo klausytojams, tegu būna tai absoliuti tiesa. Koks išbandymas be nenutiktų mūsų kely, ar sveikatos išbandymas, ar santykių tarp žmonių išbandymas, nes paskutiniu metu tikrai ypač yra neadekvačiai reaguojančių žmonių aplinkybėse.
Tiesiog nei dėl nieko žmonės yra nedraugiški, negeranoriški ir kaip neatsakyti tuo pačiu, o liudyti būtent tai, kad aš priklausau Kristui, aš priklausau Viešpačiui ir aš neatsakau tuo pačiu, kaip man pašnekovas ar iš aplinkos kažkas nori pridėti. Aš neišsigąstu žinios, kuri yra, sakykime, sveikato žinios, nes Viešpats aiškiai sako, kad pirma žinia ne paskutinė. Pasitikėk Viešpačiu, pasitikėk manim, o pasitikėk tai, kas yra liepimas, įsakymas, tikėk manim, Viešpats sako, tikėk. Vadinasi, kokia žinia bebūtų, kokia informacija neteitų į mūsų gyvenimus, aš žinau, iš karto prisimenu, ką man Viešpats sako, nepamiršk mano žodžių. Vadinasi, ne tą informaciją aš klausau ir mąstau, bet iš karto prisimenu, ką Viešpats mano dangiškasis tėvas sako. Nes jeigu mes žmonės iš karto, dažnai, jeigu geri santykiai žmonių eina su tėvais kalbėti, su šeimos nariais, tai vat aš taip suvokiu savo dangišką tėvą, einu su juo bendrauti iš karto. Ir jis viską žinantis, ir jam nereikia kalbėti įvairiausių dalykų, bet kalbėti tuo, kaip aš juo pasitikiu. Kad Viešpatie, aš mąstau, ką tu ir sakai apie tavo žodžius. Viešpats nesako mąstyk savo aplinkybės gyvenimo. Jis sako, mąstykite apie mano žodžius, prisiminkite ir juos dėkite savo į širdį. Dėkitės į savo širdį. Ir tai prailgins tavo dienas, pridės gyvenimo metų ir suteiks tau ramybės. Ramybės tai reiškia šalom, o šalom tai yra puikiausi santykiai, puikiausia sveikata, sėkmė. Sėkmė tai yra rusiškas žodis, nuostabus, labai geras, udačia. Udačia. Tai reiškia, kai nuolat tave lydi sėkmė, kas bebūtų. Nes kitoj rašto vietoj Filipiečiams, man atrodo, 4 skyriuje, taip ir sako, ką? Mano broliai, ten sako taip, kad nieko nesirūpinkite, bet visuose reikaluose, malda su prašymu ir padėka, jūsų troškimai tegu būna žinomi Viešpačiui. Ir Dievo ramybė, kuri pranoksta bet kokį supratimą, saugos jūsų širdį ir mintis Jėzuje Kristuje. Dievas nuolat ir nuolat mums kalba per savo žodį, būtent savo valią, gerą, tobulą savo valią. Bet šiandien mes žmonės, kaip Dievas ir sako, ar į savo širdį tai dedatės, ar šiandien mums yra tai tiesa, absoliuti tiesa. O jeigu man absoliuti tiesa, tai reiškia, aš nesifokusuoju į tam tikrą aplinkybę, iššūkį, bet fokusuojusi į tai, į Dievą. Į tai, kam yra viskas įmanoma. Aš dėkoju Dievui, kad jis mane išgydė, kad jo žaizdomis šiandien aš esu išgydyta, tol kol gyvenu žemėje, gyvenu jėgoj ir sveikatoj. Ir dėkoju Dievui, kad jis bendrai mane išsirinko, kad mano gyvenimas įrašytas į amžinybės Viešpaties knygą ir amžinai būsiu su juo. Ir esu įsitikinusi, kad Dievas atstato ir veikia mano gyvenimo užkulisiuose. Ir jeigu tai yra man tiesa, tiesiog kaip ir sako Jono 14 skyriui, tikrai neišsigas ir nebūkštaus mano širdis. Bet kad mano širdis neišsigastų ir nebūkštautų, aš turiu būti tame ryšyje, santykyje, pasitikėjimo Viešpačiu, pasitikėjimo, bendravimo, dėkojimo, nuolatinio bendradarbiavimo. O bendrauju, kaip aš su Dievu galiu bendrauti, mes jau ne vieną kartą apie tai kalbame, atnaujindami savo protus. Tai reiškia, ką aš šiandien leidžiu savo mąstyti. Ką aš leidžiu savo mąstyti ir kaip aš šiandien leidžiu savo elgtis aplinkybėse. Nes toliau 3 patarlė labai aiškiai sako, kaip, kad žodžiai pasiliktų mano širdyje, kad aš apie juos mąstyčiau, taip sako, o toliau instrukcijas duoda mano elgsenai,
kad gailestingumas ir tiesa te nepalieka tavęs. Užsirišk tai ant kaklo, į savo širdies plokštę. Gailestingumas ir tiesa, tai reiškia, kad aš gyvendamas su viešpačiu esu gailestingas. Aš nesu įžūlus, aš nesu akiplėša, bet aiškiai Dievas sako, koks aš esu. Ir čia yra emocinės mano sielinės dalis, kaip aš turiu keisti savo įpročius, kad aš būčiau gailestingas. Ir Dievo tiesa, kad mane lydėtų, o tiesa yra pats Kristus. Nes būtent Kristus ir sakė, kad jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Patarlėse aiškiai sako, kad gailestingumas ir tiesa tegu nepalieka. Ne būtent gailestingumas mus paliks, bet kad mes nepaliktume. Tai reiškia, mūsų sprendimas kiekvienoje situacijoje yra, kaip aš aplinkybėse elgsiuosi. Tai yra nuolatinis betarpiškas bendravimas su viešpačiu ir su kitais. Tik tai taip, kaip aš suprantu ir bendrauju su viešpačiu, aš galėsiu iš to konteksto duoti kitam. Būt geras, gailestingas, geraširdis, geradaris, taikdarys. Ir čia jau yra charakterio savybės. Iš to, ką aš mąstau savo širdyje, ką aš deduosi į savo širdį, ką viešpats ir sako, ką tu dediesi į savo širdį. Mano žodžius dėkis. Ir jeigu aš deduosi Dievo žodžius, apie jį mąstau, vertinu ir branginu viešpatį, aš taip elgsiuosi savo rate ar bet kokiam kitam kontekste su žmonėm ir elgsiuosi aplinkybėse. Taip, kaip man nurodo viešpats per savo žodžius, per savo paliktą informaciją šiandien mums. Čia plati tema, labai ilga tema, todėl sekančius kartus mes tiesiog tęsime būtent tą temą toliau.